8 minutės, ar teismai marina pedofilijos bylą, 16.73 taip, 16.74 ne, Vytautas Matulevičius, Darius Kulys, Tomas Dapkus ir Valdas Vasiliauskas. Taip, Tomai, mes turime lygiai 7,5 minutės. Ir štai mes prieš šitą dabar įsijungimą matėm, kalbant du asmenius, Berods Kutrevičių ir Keršį, kurie aiškina, kad teisėja Venckienė turi sėdėti už nužudymus. Tai štai yra įrodymas Valstybės saugumo departamento dalyvavimo. Žmonės, kurie stovėjo rėmė Venckienę ir įsifiltravo, dabar sako, kad jie organizavo viską. Tuo pat metu jiems buvo iškeltas būtent vienam iš jų Valstybės saugumo departamente baudžiamoji byla. Jeigu jie pradės stumdyti, jeigu stums iš tikrųjų, tegul stumė. Tegul stumė, tik jie smarkiai. Policija sakė, kad nestums. Atgal stumti nereikia. Nereikia atgal stumti. Ir vaikai tegul būna, tik tai tie ten, kurie čia yra su savo tėvais. O vyrams stoti visi greta, čia palei tvorelę, visi susikabinti rankų. Ir kas turi filmavimo kameras ar ką nors, tai viską filmuokit. Ir su fotoaparatais, ir su telefonais, kas galite, filmuokit, besimeldami viską, kas vyksta. Prie vartelių, prie pačių vartelių, stokit moteris ir mamos, kurios atėjo su savo vaikais. Paprastai vaikų, kurie čia atėjo pažiūrėti, nereikia jų. Jeigu čia tokių yra, nes mes šiandien atskiriam. Esmė tame, kad moteris su vaikais būna prie vartelio, visi šalia meldžiamis. Jeigu jau stumia, tai smarkiai stumia, bet tai tegul įveina į vidų, nieko čia baisaus neatsitiks. Tai žmonės, kurie buvo pakabinti, kurie buvo nusiųsti prie Venckienės namų ir kurie dabar kalba kažkokias pasakas. Tai yra faktas dokumentuotas prokuratūros, kad tuo metu jiems buvo byla. Tai štai jums dar vienas įrodymas, kaip viešoje erdvėje formuojama nuomonė, kurią daro Valstybės saugumo departamentas ir jo parankiniai. Man toli monitorius, čia tas, kuris tėve mūsų, kuris toks... Tipiškas provokatorius. Iškart pastebės čia kaip tas, kuris Stankūnai gynė, kad Venckienė yra nusikaltėlė, o pats buvo teistas nepilnametės išprievartavimo byloje. Mes kalbam faktą, tai yra faktas. Generalinės prokuratūros nutarimas yra, kur sunaikinti jo pokalbiai, kuri byloje. Tai yra žmogus, kuris tuo metu, kai jis čia neva gynė Venckienę ir sužinojo ir dabar atsivertė, tuo metu jam buvo iškelta VSD byla. Gerai, jūsų paskutiniai pamastymai. Tai gal iš tiesų, tegul vasario 13 dieną koks nors teisėjas, Kondratjevas, Gudynas, belekas, bet kas, bet kuris, valys, grina, tegul atsistoja ir pasako, kad įkalčių nėra čia ko tęsti ir nagrinėti tos bylos, ūsos prigėrė, amžinatelis drąsius paspringo, viskas yra gerai, pedofilijos nėra, mergaitė atiduoti biologiniai motinai, išvežti kur nors, kaip kad jos pusseserė per 2 sekundės Šalaševičiūtė atidavė žmogui, kuris turi ar kelias baudžiamasias bylas dėl vagysčių. 8 baudžiamasias bylas dėl vagysčių. Jam dukrą galima iš karto atiduoti.